sąskaita ir leverage. Taigi mes turime čia vieną pavyzdį sąskaitos. Ir čia matome yra balansas. Balansas yra 3257 ir equity yra šiek tiek daugiau 3629. Jeigu neturite nei vienos atidarytos pozicijos, greičiausiai šie abu skaičiai bus vienodi, su išskirtiniu atveju, kai atsidarėte savo brokerio sąskaitą ir turite kažkokį, gavote kreditą iš brokerio kaip dovanų, ten gali būti papildoma kažkokia suma, pavyzdžiui, $100. Tai jūsų sąskaita balansas bus 200, o jūsų equity 300, nes davė brokeris papildomai kreditą. Ir jūs tą equity galite naudoti, daryti savo užsakymams. Tai balansas equity yra suma, sudėjus balansą ir pridėjus esančias pozicijas. Jeigu jos yra teigiamos, mėlynos, tai mūsų equity yra didesnis, o jeigu jos yra neigiamos, esate drawdown arba netoli stop loss, jūsų equity rodys šiek tiek mažiau tuo metu. Irgi kas yra tas leverage? Taigi tikriausiai ne visi turite dešimtimis tūkstančių, negalite skirti tokių pinigų būtent tradingui. Ir tam, kad galėtumėte dalyvauti Forexo rinkoje, kur yra kiekvieną dieną trading apie 7-6 trilijonai dolerių, jūs su savo keliais tūkstančiais dolerių galite tik tais tokiu atveju dalyvauti, kadangi brokeris jums suteikia svertą. Ta vadinama leverage. Tai tikriausiai, kai atsidarinėjote sąskaitą, galėjote pasirinkti leverage. 1/100, 1/500, 1/200 ir panašiai. Ką tai reiškia? Pavyzdžiui, jūsų sąskaitoje yra $1000. Vadinasi, jeigu yra 1/100, jūs tuo atveju galite prekiauti su $100,000. Taip ir rašome dar 2 papildomai nulius prie būtent tos sąskaitos ir jūs su tokia suma galite dalyvauti rinkoje. Klausimas, ar mums reikia su visa suma dalyvauti rinkoje? Tikrai ne. Mes turime atitinkamai valdyti savo riziką ir palaipsniui auginti sąskaitą, o ne eiti tiesiog all in.